šiandien jau važiuoja jisai. Gerai, čia buvo. O juk tu kaip gražiai pasidaręs. Iki Rokiškio. Važiuojam užsipilsim kuro, nes Arnui baigėsi benzinas. Duoto Arnas elektronika. Aš turėčiau... Čia negirdims, čia patobulinti. Pakataut pas Edmundą ir Ramūną Pastulius į namus. Nu, atvažiavam pas Edmundą. Važiuosim į Latviją! Važiuojam į užsienį! Baigėsi kūras, stosim čia ir 6 kilometrai liko iki stovyklavietės. Mūsų pirmas stotelė, čia bus mūsų stovykla šį vakarą, mūsų Motokirdas ir ežeras Sartų. 215 km. 215 km. Čia yra natūralus E vitaminas. Kaip skaniai atrodo. Ir jas komba. Ir agurks. O, kas čia toks? Suokit! Kas čia toks? Turi vandens! Baisa kažką! Jau laikas atsikelt ir kojytes pramunkštinti, rankas aukštyn pakelt, vandenėlio apsipilti. Čia nesunka. Šlapia kelionė, galvojam planų. Taip. Kaip išdžiūt, radom padėvėto rūbų parduotuvę, varom rūbų, nes iš kiauro šlapia esame. Pasikeičiam rūbus, nes kiauro šlapias, pastos ką ten daro. Važiuosim į degalinę, pirksiu tamponų moteriškų, bet aš jas naudosiu dėsiu į kojas, tada ir nuotaika pakyla ir viskas atsiranda. Atvažiavome Baltriškių vienuolyną. Čia yra mano namai, čia vienuolių namai.
telefonai. Tai skaisė, čia yra brolis Egidijus, su kuriuo mes kartu ką mes darom, valgėm, maistą, augom čia, kapojom malkas, šiltami statėm, daržuojas auginam, asilus maitinam. Aš vienas jau maitinau. Tai va. Važiuokit! Per tokią audrą važiuojam, motorolerį netiesiai, bet šonu važiuojamų. Bet mes su Dievu. Aleliuja! Žodžiu, nebegalim pravažiuoti. Tai galvojam, kad kur čia reikia. Po vieną mostą prasivesim. Ir taip, kas 200 metrų. Mes jau kiek va tokių praėjom, bet dabar, kur atvažiavam, visi keliai yra užblokuoti. Ir mes dabar atvažiavam į tokią vietą, kur nežinau, kaip pravažiuoti va tokį. Čia miškas. Va, kaip linguoja mešė. Kitas. Pasiskindami pakeliui grybų, skinasi kelią. Mes vis dar turime vilties ir tikėjimo, kad pasieksim šiandien savo namus. Liko dar vienas. Dar vienas liko. Einam 1 kilometrą, pažiūrim dar, kiek ten tų medžių. Šeikuosim visas jėgas. Va, mūsų kelias. Ir kas už to posūkio dar laukia? Dar 3 kilometrai. Pliauktų. Švizatų ir pozityvumo. O šiaip strygam, 4 kilometrai liko. Vandens turim pusę litrą, prasibruojam pro kokius 100 medžių, bet jėgos išseko. Skambinam policijai ir policija užimta, prasme negali atsiliepti, nes užimta, per daug užimtos linijos. Bent jų palapinę turim, bet vandens neturim. Pusę litro. Arba vyrintume vandenį iš tvenkinio. Tenai tvenkinys yra. Atvažiavo pagalba, žiūrėkit, kaip ryte. Benzapjūklais. Vyrai. Skinsimės kelią dabar iki vidurnakčio. Kur parduotuvė, kur vanduo, kur gira, kur jogurtas su bandelėm, kur nežinau, viską pirksiu. Gera matyt, kad kažkas važiuoja. Sveiki, vyrai, kaip jūs pavakar. Nuotykių labai daug pavakar, labai daug nuotykių. Tikrina su ChatGPT, kaip į batus reikia įsidėti Ultra Bind Long. Kaip čia dėti? Reikia taip dėti. Žodžiu, važiuojam, žiūrim padarinius audros. Atrodo, kad tu važiuoji, kažkoks karas ką tik prasidėjo ir čia elektros nėra, kavos negali niekur nusipirkti. Nu, įdomu, žodžiu. Nebeveikia akumuliatorių, visiškai nebeužsiveda motorolerį. Ardysim šitą mocą ir jungsim su šitais.